Labas vakaras. Tai tęsime mūsų naują tradiciją ir sveikinuosi su jumis pirmadienį išvakarėse prieš Baltą antradienį. Aš labai tikiuosi, kad šiandien yra kažkas iš mūsų, kas eina į Baltą antradienį, bet šiandien mano informacija truputį kitokia. Apie tai, kas yra badavimas, apie tai, kam to reikia, informacija apie tai, kas vyksta mūsų kūne badavimo metu, viskas yra sukelta šito kanalo viršuje, prisegtuke, galite bet kada atsidaryti. Visa eiga yra surašyta, pasiruošimas surašytas, mityba surašyta, meditacijos surašytos. Ir manau, kad jūs iš tiesų esat suaugę žmonės ir kiekvienam, kuriam reikalinga ta informacija, kiekvienas ras ir nemanau, kad reikia kaip darželinuką vesti už rankos ir baksnuoti pirštu. Ir tikslas yra praeiti tą 1-2 kartus tam, kad vėliau jūs, kad tai taptų įpročiu ir jums nereikėtų kelti klausimų, o kas čia vyksta tiek mano kūne, o ką čia man daryti, kaip man tai lengvai pereiti. Ir kaip ir praeitą pirmadienį sakiau, kad labai svarbu suvokti, kad tai nėra kažkas tokio, tai yra normalu. Bet iš viso, kalbant apie tos dalykus, Reikia lygintuvų. net galima lygintuvą. Vėliau, kai pabaigsiu aš pamoką vesti, tada ateisiu. Tai va, tai neturi tapti kažko tokio, dėl ko mano gyvenimas sustoja. Iš tos pusės nerekomenduoju niekam badavimą priimti kaip kažkokios priemonės, kuri išaukština mane virš kitų. Arba pabrėžia tai, kad aš galiu būti kitoks. Arba pabrėžia tai, kad aš esu kitoks. Arba kad aš esu sveikoliškesnis, dvasingesnis, ar ne? Jeigu badaujant arba tai kyla jumise tokie klausimai, taip, tuoj sekundę. Tai tokiu atveju reikėtų traukti, nes pagrindinis mūsų akcentas tai yra badavimo metu stiprinti savo valią, jeigu mes į asketizmą žiūrim ar ne, ugdyti ir stiprinti mūsų energinį srautą bei atsisakyti ego. Atsisakyti ego tai yra ne su juo, bet dirbti, negali sakyti prieš jį, bet atsisakant, sumažinant, ar ne? Labai gerai dvasinėse knygose rašo ir tie dvasiniai gurų kalba apie tai, kad tol, kol mes maitinam savo ego, bet kurią formą, nors atrodo labai labai gražia, tol mes neturim jokių galimybių užbaigti šią žemišką kelionę arba iš tiesų įeiti dvasinį kelią. Ir ypač tai dabar būdinga yra, mes kaip vadinam dvasiniai mokytojai arba vedliai, kurie, arba mes patys, jeigu įsivaizduojame, kad mes žinome daugiau negu kiti. Tai yra labai didžiulė iliuzija, labai klaidinantis požiūris, todėl kad iš esmės išmokti iš duotos informacijos kažką daugiau negu žino kiti, tai nėra privalumas, tai yra norma, kurią dauguma žmonių gali daryti, jeigu jam tai yra naudinga. Bet dabar pasireiškia tai, kad žmonės dažnai pradeda girdėti vidinį savo balsą, pradeda labiau suvokti, kas jie yra ir jiem kažkodėl atrodo, kad tai yra išskirtinumas. Iš tiesų tai nėra išskirtinumas, iš tiesų tai yra normali pozicija, tampanti normalia pozicija, su kuria žmogus turi pradėti mokėti gyventi. Ir šiuo metu, kadangi dar mokausi pas Nataliją Gančiarovą, profesorę mokslo daktarę, kuri atlieka labai daug įvairių tyrimų su mūsų kūnu, su mūsų kūno sistemomis, su taip, kaip veikia mūsų nervų sistema, taip, kaip veikia mūsų psichosomatika. Ir ji labai daug laiko praleido ir leidžia būtent kūno valymui ir badavimui. Ir jos pozicija labai atitinka manąją poziciją, kad šiandien dienai nėra geresnės priemonės kepenų, tulžies, tai yra kaip badavimas.
Ir kada mes kalbam apie viso kūno valymą, tai nereikia įsivaizduoti, kad aš dabar nevalgysiu, mano kraujas grįš švaru, ten kažkas kažkaip. Tai iš esmės tai yra pirmiausia duodamas poilsis mūsų kepenim, kurios pagaliau aš turiu laiko sau susitvarkyti tai, kas manyje yra nereikalinga. Todėl, kad kepenys yra tas organas, vienintelis organas geba, būdamas pažeidoje, atsistatyti į visišką būseną. Ir jeigu mes neleidžiam to daryti, jos palaipsniui miršta. Jeigu mes leidžiame tai padaryti, jos labai staigiai atsistatinėja. Yra tam tikri pratimai, tam tikri, sakykime taip, mankštos, kai yra dirbama su savo virškinimo organais, dirbama su visa virškinimo trakto fascijų dalimi, kada yra skatinamas virškinimas, skatinamas virškinimo organų atsipalaidavimas, tai tuo pačiu skatinama kepenų veikla. Bet reikia išmokti, tą reikia žinoti, tikrai niekam nepaslaptis, kad nuo rugsėjo, vėliausiai nuo spalio, tikrai organizuosiu susibūrimus tiek online, tiek gyvai, kada mes mokysimės, kaip tai veikti. Greičiausiai bus, sakykime, savigydos kursas, kur kviesiu žmonės ateiti ir išmokti patiems imti būtent šią praktiką, sujungti kūno skausmą ir problemas su psichosomatika, kad jūs išmoktumėt visų pirma gydyti save, suvoktumėt savo ligų priežastis ir, aišku, turėtumėte įvairias fitoterapijos priemonės, mitybos priemonės ir kitus dalykus. Mokiniai, kurie mokėsi gydymo mokykloje, visą tai žino. Būtent tai jiem bus atskiri. Labai atsiprašau, pakeičiau savo poziciją, todėl kad man internetas kažkodėl nenori veikti. Teks pabūti čia. Tai va, tai visa tai yra naudinga ir reikalinga ir kūnas ilsėdamosios kepenys tokia atveju geba paimti didesnį kiekį kraujo ir jį pilnai išvalyti. Kraujas mūsų kūne nedingsta niekur, jis nuolat cirkuliuoja. Jis yra mažajame kraujotakos rate, didžiajame kraujotakos rate, jis yra išnešamos maisto medžiagos į kraują ar ne, per kraują yra įnešami toksinai, kurie yra iš kepenų, eina į inkstus, tada inkstai dar kartą pervalo, tai kas reikalinga paima, kas nereikalinga visiškai yra pašalinama per prakaitą ir šlapimą. Ir badavimo metu šitie procesai labai suaktyvėja ir tuo pačiu kepenys, gebėdamos dar ir be viso to, dar sėkmingai atsinaujinti, jos tą darbą padaro dvigubai ir trigubai greičiau. Nevalgyti yra normalu. Kalbant, labai svarbu yra išmokti tam tikrų mitybos principų. Pirmas dalykas, kurį mes mokomės kartu su badavimu, tai yra suvokti ir pažinti, kas yra alkis. Nes žmogus nebežino, kas yra alkis.
Žmogus pamiršo, kas yra alkis. Žmogus pamiršo, kas yra troškulys. Ne patologinis troškulys, ne patologinis alkis, bet normalus. Mes pradėjom valgyti pagal ritmą, pagal rekomendacijas, pagal reikia, nereikia, skubu, neskubu, paskui nebus kada pavalgyti. Mes nesuvokiam, kas yra intuityvi mityba. Mes intuityvią mitybą turime pradėti nuo pajautimo, ką reiškia aš esu alkanas, aš noriu valgyti. Ir kada ir reikia suprasti dar, kad virškinimo mūsų visi organai, visas virškinimo procesas tai yra mūsų tiesioginė jungtis su mūsų materija. Žmonės, kurie pradeda badauti ir pirmiausia išsigąsta dviejų dalykų. Pirmas tai yra mūsų proto kalba, kada mūsų protas sako, ojojoj, valgyk, tu numirsi. Ojojoj, valgyk tu, tau bus silpna, tau bus negera, tu būtinai turi pavalgyti. Atrodo, kad mes esame išsibadavę ten po 100 parų ir čia kažkas tai dabar atsitiko, mes kažkodėl nevalgom. Jeigu mes pažiūrėsime į didžiulės atliekamas operacijas, kada, pavyzdžiui, širdies operacija viena iš didžiausių ir sunkiausių ir žmogus nevalgo 3-5 paras dėl to, kad jis yra reanimacijoje, jis, aišku, gauna lašines, elektrolitus įvairiausius, bet, sakykime, virškinimo procesas jis visiškai sustoja. Ir realiai, jeigu žmogus valgytų, jis neatsistatytų taip greitai, kaip nevalgydamas. Dėl to, kad kūnas šiuo atveju jungia visą savo sąmonę, visas pilnas jėgas tam, kad jisai gebėtų pasveikti. Tai jeigu yra kažkoks apsinuodijimas, kažkoks roto norovirusas ar ne, mes nenumirštame per parą ir per 2 nevalgydami, bet mes dažniausiai po visų šitą dalykų, kodėl jie kyla, čia yra atskiras klausimas, ar ne, bet po visų tų dalykų mes dažniausiai jaučiamės atsinaujinę, pakylėti, švarūs. Ir dar kartą paminėsiu, kad būtent virškinimo traktas tai yra mūsų jungtis su mūsų materija. Kaip, pavyzdžiui, kvėpavimas tai yra mūsų jungtis su dvasiniu pasauliu, ar ne? Širdis tai mūsų jungtis su jausminiu pasauliu ir kauzaliniu kūnu. Ir visos fascijos, visi nerviniai takai, ar ne, kurie išsidėstė ir yra atsakingi mūsų kūne. Ir virškinimo traktas tai yra, ką reiškia jungtis su materija. Tai reiškia tai, kaip mes sugebam priimti tai, kas yra aplink mus. Mes esam materinis kūnas, aplink mus yra taip pat materija, namas, medis, šeima, kažkokie tai įvykiai, ar ne. Ir juk būna, labai dažnai mes sakome, kad įvyksta kažkas, arba žmogų mes pamatome ir sako, aš jo nevirškinu, aš negaliu, arba atsitinka tam tikras įvykis ir mes sakom, aš negaliu to sukramtyti, ar ne, aš negaliu to priimti. Tai yra apie mūsų ligų kilmę. Tai yra apie tai, kad tai, ką valgau ir kaip aš valgau ir kaip aš jaučiuosi, kaip aš gebu tai pašalinti, tai yra, tarsi suprantat, jungtis tarp materijos ir žemės, nes mes viską paimam iš žemės, ar ne, nes maistas yra iš žemės, suvirškinam, ar ne, ir pašalinam. Tai yra išmatos, kurios vėl išeina į žemę. Ir visas tas procesas nėra bereikalingas. Yra jungiamas mūsų saulės rezginio čakra, ar ne, mūsų apatinė čakra, ar ne, mūsų įsižeminimas. Ir jeigu žmogus negali valgyti, pirmiausia, tu turi žiūrėti jo pirmą čakrą, gydyti pirmą čakrą ir tada saulės rezginio čakrą ir žiūrėti, kur pas jį yra trukdžiai būtent su priėmimu. Labai yra įdomu, kad būtent virškinimo trakto pozicija yra tiesiogiai susijusi su seksualumu ir seksualiniais išgyvenimais, seksualiniam traumom, seksualiniu nepasitenkinimu, seksualiniu bloku ir taip toliau. Tai visi šitie dalykai ne čia, visi šitie dalykai būtent jau savigydos kursuose, kurie planuojami nuo rugsėjo spalio. Jeigu kažkam atliepia, galite rašyti. Dar tikrai jokių konkrečių planų nėra, bet tikrai programų nėra, visa tai bus pateikta vėliau, bet kad jūs bent įsivaizduotumėte, ne, apie ką tai. Tai visą tai sureguliavus, visą tai sutvarkius, būtent tą virškinimo procesą, virškinimo ugnis gerai veikia, virškinimo procesas puikiai vyksta, tokiu atveju žmogus pilnai įaktyvina apatinę čakrą, pradinę čakrą
saulės rezginio čakrą, ar ne, ir visas gyvenimas jam pradeda tekėti daug lengviau ir paprasčiau. Jūs kiekvienas žinote, kad mes negalim įaktyvinti nei vienos aukščiau esančios čakros, jeigu mūsų apatinės neveikia. Tai yra mūsų pagrindas, mūsų pamatas. Ir todėl vat, tas intuityvusis, ta intuityvioji mityba, tai ir yra labai įdomus dalykai. Tikrai pakviesiu greičiausiai vasaros dar metu į tokią praktiką, kada kviesiu žmonės vieną dieną, tiesiog, bet mes vėlgi su mokiniais, mes tai esam darę, kada bent jau vieną dieną mes absoliučiai visą mitybą darom intuityvę ir valgome tik tada, kada mūsų kūnas norime. Ir valgome tik tai, ką mūsų kūnas atliepia. Ir valgymas būna, yra, tam tokios fazės, sakykime, bet tai turi būti būtina tyla, būtinas palaiminimas, būtinas ilgas kramtymas, tai atskira paskaita turi būti apie tai, ar ne, kam tai reikalinga, kas vyksta mūsų burnoje, kam reikalingi dantis, už ką jie atsakingi psichosomatikoje, kas yra seilės, kodėl virškinimo procesas turi įvykti. Virškinimo procesas turi įvykti burnoje, kodėl taip svarbu yra pajausti, kokie impulsai veikia iš mūsų burnos ir kurias smegenų dalis veikia, ar ne, ir kodėl mes taip lėtai valgydami, mėgaudamis, jausdami skoninius momentus mes pasisotiname greičiau. Aš pati tai tikrai labai dažnai praktikuoju ir mokiniai, kurie pas mane buvo, jūs tikrai visi, kurie dabar klausotės, tai žinot, ar ne, kad iš tiesų mes labai dažnai valgome dėl to, kad mūsų protas taip įpratęs, mes net nesusimastom apie tai ir kartais net tu jauti, kad nenori, bet protas sako, skanu, valgyk. Bet jeigu tu pradedi intuityviai maitintis, tu pradedi tikrai jausti, kad neskanu, nenori, ne dabar. Ir mes vis tiek nesustojam. Ir praktiškai visada, jeigu tu įgyvendini va šitą projektą, tavo mityba tampa intuityvi, apsinuodyti beveik nėra galimybių. Tavo kūnas antiek pasidaro jautrus, kad iš esmės net valgant ir kada atitinka tavo visi skonių receptoriai, tau viskas kaip ir tinka, maistas tikrai nesugedęs, intuityviai kūnas sako, tau dabar to nereikia. Ir va, išgirsti tą momentą visą laiką ir pasakyti stop, tai yra saugiausias ir stipriausias saugiklis būtent virškinimo problemų neįgijimui. O sausas badavimas visus šituos skoninius receptorius, juslinius receptorius, uoslės receptorius be galo gerai aktyvina. Tu tampi, tu tarsi tokiu atviru augalu, kada tu informaciją pradedi lengviau skaityti, kada tavo dvasia pakilėja, tavo kūno receptoriai, tu po tokio badavimo tu visą laiką jauti, kad kaip gerai, kaip stipriai viskas kvepia, arba tu kažką valgai, kaip puikiai jauti skonį, ar ne? Tai yra ne ypatinga būsena, o tai yra normali būsena. Ir to reikia, ir tas būtina išmokti. Yra dar daug labai įdomių dalykų, kuriais norisi su jumis pasidalinti, bet negali visko padaryti vienu metu. Apie tai, apie aprangą, kiek jinai svarbi yra mums, apie moterų nešiojimą, sakykim taip, apatinio trikotažo ar liemenėlių. Kodėl tai yra ne tik, kad nereikalinga, bet tai yra kaip žalinga. Apie tai, kas yra iš viso moterystė, kas yra šeima. Apie visą tai, visa informacija planuojama stovyklos metu, kurie vyks Liepos 27-28 dienomis Stelmužėje. Tai taip pat, kas turi, ką atliepia, kas nori, tikrai kiekvieną šaukiame, kviečiame ir esate labai laukiami. O šiandien, kurie startuojate būtent su sausu badavimu, linkiu lengvo starto, lengvo buvimo ir dar kartą pabrėšiu, kad nebūtina badauti kiekvieną savaitę. Jauskite, jeigu jūsų kūnas pavargo, jeigu nuo badavimo jaučiate silpnumą, jūs tiesiog vidinį balsą jaučiate, kad ne dabar, man reikia lėčiau, man reikia ramiau, man reikia ne šituo tempu, visą laiką darykite taip, kaip kalba jūsų kūnas. Nes visas šitas kanalas tai yra rekomendacinis, pabandykim kartu, pabandykim kartą, pabandykim 2. O tada jūs išeinate į savyigą tam, kad patys įneštumėte savo gyvenimą, išmoktumėt klausyti savo kūną, bei galbūt pasidalintumėte su kitais. Šiandien tiek, gero, nuostabaus jums antradienio balto. Jeigu kyla klausimai, visą laiką prašom rašyti į čatą.